prezidentas nuvyktų į kokį Vilniaus rajono kampą ar iš Šalčininkų rajoną ir iš Pakylos iškilmingai kreiptųsi į vietinį publiką. Gerbėmieji paklydę lietuviai, nebijokite, išdrįskite prabilti lietuviškai savo tikrąją kalbą. Ajajai. Kažin ar tai racionalus ar vaisingas būdas įvykti pakraščių populiacijos lojalumą. Vargu. Tiek prezidento retorika, tiek apskritai lietuviško tautiškumo sklaida pasienyje angažuotų aktyvistų mąstysena jungia pažiūrai svarę dalį vietos sociumą, kaip į paklaidintusius. Neva jie dar nesusipratę, jų susipratimą būtina ugdyti, jiems reikia ganytojų, vedlių, kurie parodys teisingą kelią. Viršiausių tautos vedlio rodė ir buvęs prezidento amplua. Pacituosiu žiupsnelę nuometinės panegirikus. Antanas Smetona yra mūsų tautos vadas. Vargas tautai, jei neturi vadų. Tokia tauta tai organizmas be akių, valia be proto. Vaje. O gal išeitų nepaklysti ir be autoritarinio šefo? Kaip prezidento figūra ir jo transliuota ideologija veikia eilinį paprastutį to meto žmogų? Man pasisekė. Man pažinau asmenį, kuris sykį kontaktavo su Smetona. Tai jau Velionė mano žmonos bobutė, gimusi 10-mečio antroje pusėje. Nors ji nebuvo iš to pasienio, bet augo visai greta, Utenos apskrityje. Mokydamasi pradžios mokykloje išvydo prezidentą. Pasak jos, renginyje už pasiekimus netgi gavo iš jo knygą atimtą tarybmečiu. Šią istoriją jį pasakodavo iki gyrėjimo, galop patikėjau. Taigi, mylimos bobutės sykį paklausiau. Ką jūs jautėte, kai Lietuva 39 metais atgavo Vilnių? O jie ir sako, kaimas galiu ir tiek. Stipru. Tai galvoti politikai, inteligentai konstruoja vertybinės ideologinės mozaikas. Dažnam žmogui, kaip visų pirma, rūpi savos bėdos. Ačiū.